ne. Ir to turi užtekti. Pastebėjau vieną dalyką, kad žmonės nemoka pasakyti tiesiog ne. Pradeda aiškintis, pasakoti ir panašiai. Ir lygiai taip pat, kada aš kitiem pasakau ne, jie laukia iš manęs kažkokio pasiteisinimo, kodėl ne, kodėl nenori ir panašiai. Labai neperseniai kalbėjom grupelį ir jie ruošėsi, planavo važiuoti į barą, pasėdėti ir panašiai. Ir vienas bičelis paklausė mane, sako, tu varysi? Aš sakau, ne. Jisai mane sako, kodėl nevarysi? Aš jam atsakiau, sakau, tu ne mano tėtis, ne mano mama, sakau, ir čia ne mokykla, sakau, aš neprivalau to pasiaiškinti, kodėl nenoriu ar kodėl nevarysiu. Ir jo išraiška buvo natūraliai sumišus ir suglumus, nes jis niekada nebuvo girdėjęs to, kad kažkas paklausus, kodėl ne ir panašiai, nepradėtų aiškintis, o aš nesiaiškinu. Jisai toks, ta prasme, sako, kaip tai neprivalai aiškintis? Nu, aš sakau, neprivalau, sakau, aiškintis, tiesiog ne ir viskas. Ir jisai norėjo iš manęs išgirsti realų atsakymą, kodėl ne. Mes nuo pat mažų dienų buvo mokomi pasiaiškinti, kodėl mes padarėm kažką, ar kodėl mes nepadarėm kažko, kas mūsų buvo prašoma, ar kas mums buvo liepiama. Kodėl. Mano mielas draugė, tu neprivalai kažkam kažko aiškintis, nenorėdamas ar sakydamas ne. Tu neprivalai jaustis blogai, nepasiaiškinęs ar nesutikdamas su kažkieno siūlymu ar prašymu. Tu neturi jaustis kaltas, sakydamas ne. Tarkim, įsivaizduok, atsiranda tokia situacija, kada tavęs kažkas kažko paprašo, paklausia ir panašiai, ir tu natūraliai, realiai nenori to daryti. Daugelis pastatytas į tokią poziciją pradės ieškoti įvairių pasiteisinimų ir pasakoti, kodėl tai būtų daryti nepraktiška, kodėl nepatogu, kodėl negali, kodėl neturi tam laiko ir panašiai. Savo atsakymą bandys pagrįsti priežastimis, kurios padėtų atsimazinti nuo atsakomybės atsakyti į duotą prašymą. Faktas yra tas, kad priežastys yra iš esmės racionalizavimas. Kaip aš pasakyčiau paprastai, atmazai. Kodėl? Na, jeigu tu iš tikrųjų norėtum padėti, tai tu nepaisytum su ta užduotimi susijusių sunkumų ir tu tiesiog padėtum. Taigi, tos tavo priežastys iš tikrųjų nėra priežastys. Tiesa yra ta, kad dažnu atveju, kada tu kažko nenori daryti, yra dėl to, kad tu tiesiog nenori to daryti ir viskas. Ir aš argumentuočiau, kad to ir užtenka. Užtenka tiesiog nenorėti kažko daryti ir tai yra pakankama priežastis to nedaryti. Ir tavo noras kažką daryti, kažką padėti, yra pakankama priežastis tai daryti. Tam nereikia ieškoti papildomų kažkokių dalykų ar priežasčių, kad darytum kažką, kad padėtum kažką. Vien norėjimas pats iš savęs yra priežastis. Kuo mes susigalvojam daugiau priežasčių, dėl ko norim ar nenorim kažko daryti, tuo mes labiau sumažinam savo valios, savo norų vertę. Tam tikrame lygmenyje, prisigalvodami įvairių priežasčių, mes patys galvojam, kad mūsų ne ir mūsų tai nėra pakankama. Tai yra nėra pakankamai vertinga. Ir tai parodo, kad mūsų priežastys, mūsų atmazai yra vertingesni už mūsų tiesiog norus arba atsisakymus. Čia tas pats, kai tu su kažkuo deriesi ar tau kažkas kažką pardavinėja ir tu pasakęs ne, dar aiškiniesi, kodėl ne. Duodi tam tikras kažkokias priežastis, kodėl tu to nenori. Tai palieka duris atviras kitam sekančiam pasiūlymui, nes tas, kas su tavimi derasi ar tau kažką siūlo, išgirdęs tavo kažkokią priežastį, kodėl to nedarai, priimdamas tavo priežastį kaip rimtą ir tikrą, jisai galvoja, kad jeigu aš paneigsiu šitą priežastį arba įrodysiu kitaip, tai reiškia, tu sutiksi, pasirašysi, pirksi ar dar kažką. Tiesa yra ta, kad tau visai nesvarbu, ar atsakys žmogus į tuos tavo atmazus, į tas tavo priežastis ar neatsakys. Tu bet kokiu atveju to neimsi, tu to nenori ar nepirksi. Bėda ta, kad tas žmogus paskirs laiko atsakyti į tavo priežastis, į tavo atmazus ir tokiu būdu tu save pastatai į ganėtinai nesmagią poziciją. Pirma, tu turėsi pripažinti, kad tavo pasiteisinimas buvo be pagrindo, kad tai nebuvo priežastis, dėl ko tu nesutikai su jų pasiūlymu. Antra, tu susigalvosi dar daugiau įvairių priežasčių, kodėl kažko nenori daryti ir tai tave dar labiau giliau įtrauks į tą liūną. Trečia, tu pradėsi jaustis nesmagiai arba neturėsi kur dingti ir stengdamasis išsaugoti savo integralumą, tu priimsi tą pasiūlymą, nors iš tikrųjų to nenori. Dažniausiai tu vis tiek atsisakysi to pasiūlymo,
ir abi pusės jausis šiek tiek įsižeidusios, nes prarado tiek laiko, tiek pastangų. Daug geriau yra tiesiog pasakyti, kad tu to nenori. O kodėl to nenori? Na tiesiog nenori ir viskas. Tavo ne užtenka. Ne. Ir pokalbis baigtas. Baigtas.